Gerai, aš esu kursų dalyvis, ateinu mokytis. Na ir noriu parodyti, kaip atrodo mokymasis ir mokymosi kokybė kompiuteriu ir kaip atrodo mokymosi kokybė telefonu ir efektyvumas. Taip, pirmiausia, parodykime kompiuterio. Ateinu, čia taip matau Google Classroomą, visą medžiagą, mokytojos laišką, atsidarau. Štai, ir turiu visą pamoką. Taip, galiu dar ir pasididinti, kaip matot, koksai dydis. Jeigu kažko nesupratau, tiksliai kažkurioje vietoje, galiu susistabdyti, galiu truputį atsukti atgal, dar pakartoti. Pavyzdžiui, to momentuko nesupratau, dar atsuku tiksliai tas sekundės, ne? Kaip mokytoja tą žodį ištarė, ką ten pasakė, ką užsirašyti liepė. Taip? Na ir kaip atrodo mokymasis nešiojimų kompiuteriu, viskas yra labai panašu. Na, vaizdas šiek tiek mažesnis, tačiau tikrai, jis irgi yra pakankamai kokybiškas, kaip matote, galit, kur tik tai norite susistabdyti, užsirašyti, atsukti, kažką tai susistabdyti, pavyzdžiui, jums reikia užsirašyti, ką pasakiau, susistabdot, kad toliau nekalbėčiau, užsirašote, ne? Na ir dabar, jeigu aš esu žmogus, kuris mėgsta viską daryti telefonu, ateinu ir mano telefone, matau mūsų pamoką maždaug. Taip. Aišku, suskaityti galiu, esame visi įpratę, bet atsidarykime pamoką. Pamokos video. Aišku, mes galime jį apsukti, bet iš karto matome skirtumą. Jeigu man reikia susistabdyti, jeigu man reikia, pavyzdžiui, būtent 10 sekundžių atsukti, aš jokių šansų neturiu. Arba susistabdyti, arba prasukti pirmin. O kaip man įžiūrėti, ką ten mokytoja pabraukė? Jau taip raidės mažytės, kurį jinai ten žodį pabraukė, juk aš mokausi užsienio kalbą, ar ne? Na ir pusė mano dėmesio išeina tam. Tai tam, kad jūs pamatytumėte skirtumą, kiek skiriasi ir su kuriuo įrenginiu jums būtų patogiausia ir geriausia susikaupti. Pakomentuokit.